Sveiki portalo bernardinai.lt žiūrovai ir skaitytojai, aš esu Rokas Simanavičius, o čia Vertybių kompaso laida, kurią šiais metais remia bei pristato Medijų rėmimo fondas. Kaip visuomet laidos pradžioje skubu priminti, kad tiek Vertybių, tiek Aktualijų kompaso laidų įrašus savo patogiu metu galite rasti apsilankę portale bernardinai.lt mediatekos skiltyje. Prieš 5 metus įteisintas vaikų ugdymas namuose, visgi diskusijos dėl šeimų pasirinkimo mokyti savo vaikus namuose vyksta jau daugelį metų. Šeimos norinčios mokyti vaikus namuose turi atitikti tam tikras sąlygas. Tarp jų vaikus mokyti namuose galima, jeigu šeimoje per pastaruosius 2 metus nebuvo nustatyta vaiko teisų pažeidimų, taip pat ir kitų tėvų kažkokių pažeidimų, apie ką plačiau ir šiandien pasikalbėsime su ugdymo namuose procesą kuruojančia kažkuria prasme, galima taip sakyti, ugdymo namuose asociacijos vadove Akvilė Adomaitytė. Labas rytas, sveiki gyvi. Sveiki. Rytas bus labai greitai, nes rugsėjais jau greitai startuos ir ne veltui turbūt ir siejam tą temą. Bet kaip jūs sakėt, čia toks šiek tiek klaidingas yra požiūris, ar ne, kad rugsėjai siekti su ugdymu namuose, tai kodėl? Taip. Tai pirmiausia, gal pradėsiu nuo to, kad Lietuvoje yra įteisintas terminas ugdymas šeimoje ir nors ir angliškai yra homeschooling, tai susijęs su namais, bet iš tikrųjų Lietuvoje tas ugdymas šeimoje, man atrodo, lietuviškas terminas yra geresnis, todėl kad jis iš tikrųjų atspindi tai, kas vyksta. Vaikas nėra uždaromas namuose, kaip daug kas įsivaizduoja klaidingai, o ugdymas šeimoje jisai gali vykti bet kur. Tai kas susijęs su rugsėju, viena vertus tas įsivaizdavimas yra klaidingas, kad mes pradedam rugsėjį, tai ta prasme, kad iš tikrųjų, kai vaikas ugdosi šeimoje, tai tas ugdymo procesas jisai ir vasarą, nesakyčiau, kad nutrūksta. Jisai galbūt nėra toks intensyvus, bet iš tikrųjų tie vaikai, būdami su savo šeima, jie nuolat ugdosi. Bet kitas labai svarbus aspektas yra tas, kad pagal galiojančią tvarką tėvai, kurie nori nuo rugsėjo pradėti savo vaikus ugdyti šeimoje, jie turi dokumentus mokyklai pateikti iki birželio 1 dienos. Vadinasi, šiais metais jau pavėluota? Taip, šiais metais jau yra pavėluota ir tai iš tikrųjų yra problema, todėl kad susižinoti gal yra ir nesunku, ar ne, nors yra tikrai tėvų, kaip mes sakom, kurie pramiega, bet susižinoti gal yra nesunku, tačiau yra visokių situacijų, kuomet šeimos iš užsienio, tarkim, grįžta neįtikėtai ir panašiai, tai yra toks nepatogus momentas, bet reikia būtinai šitą turėti galvoje, kad jeigu nori pradėti nuo rugsėjo, neturi visos vasaros. Minėt birželį tą kaip tokį, tą kritinį laikotarpį, iki kada galima registruotis. Kiek vis dėlto pasitaiko per jūsų praktiką šeimų, kurios jau po to termino dar kreipiasi jūs, kalbėdamos apie tam, teiraudamosis apie galimybės? Taip, iš tikrųjų šeimų, kurios kreipiasi į asociaciją, tai nepasakyčiau, kad yra labai daug, greičiau vienetiniai, išskirtiniai atvejai, kuomet šeimos kreipiasi su kažkokiais tai vėlgi savo išskirtiniais atvejais ar ne ir prašo padėti kažkaip galbūt tarpininkauti su valdžios institucijom, kaip tik ir šiuo metu turim panašų atvejį. Bet apskritai šeimos kreipiasi į mokyklas. Šeima privalo kreiptis į pasirinktą mokyklą. Ir ten tokių pavėlavusių būna, aš pati vadovauju mokyklai, taip pat iš kitų mokyklų žinau, kad kiekvienais metais yra. Tai nėra didelis procentas, bet kelios šeimos per vasarą visada būna. Apie ugdymo šeimoje asociacijos gal tą konkretų vaidmenį, iš tikiuosi, mūsų pokalbio metu mes ir pakalbėsime plačiau, kaip ta asociacija veikia, bet kad būtų mūsų pokalbis irgi aiškesnis ir galbūt klausytojai, žiūrovai, kurie irgi pirmą kartą sužino apie tokią mokymosi galimybę, kas šiais laikais jau turbūt sutikimai yra pakankamai keista, turbūt tikrai dauguma žinos apie tai, bet galbūt padarykim tokią prielaidą, kad galbūt ne visi žino, ar ne? Tikrai. Tai pristatykite šiek tiek savo asmeninę patirtį, ar ne? Kaip jūs susidomėjot tokiu mokymosi modeliu? Tai pradėsiu gal nuo to, kad iš tikrųjų dar ne visi žino apie tai, kad galima vaikus ugdyti šeimoje. Daugėja tų žmonių, jų tikrai daugėja ir turbūt, sakyčiau, prieš porą metų, kaip mes irgi su šitos aplinkos žmonėms sakėm, įvyko toks sprogimas, bumas, kada tikrai pradėjo daugiau žmonių domėtis, arba tu kažkam pasakai ir žmonės sako, o taip girdėjau, kad taip galima. Dar, tarkim, prieš porą metų tai buvo situacija, kuomet tu ar tai pas gydytoją, ar kažkur, nežinau, bibliotekoje, muziejuje esi su vaikais ir pasakai, kad mes ugdome šeimoje, sako, ką jūs darot? Kaip? Tai tikrai nežinančių žmonių yra. Aš pati žinojau apie tai, kad tai yra tokia galimybė kitur. Turbūt Jungtinės Amerikos valstijos yra pats plačiausiai žinomas pavyzdys, Didžioji Britanija. Tai aš žinau, kad tas vadinamas homeschoolingas yra Amerikoje ir
nepamenu, kiek save prisimenu jau tokią, tarkim, besidominčią vaikais, ar ten paauglę, ar jauną moterį, tai ir žinau, kad yra tas dalykas, bet niekada į galvą netėjo, kad aš pati galėčiau tai daryti. Aš, kaip sakau, buvau labai labai sisteminė, viskas mokykloje kaip liepta, kaip reikia, kiek knygų perskaityti, viską pažymiai. Žodžiu, tikrai buvau labai toks sisteminis, standartinis vaikas. Bet paskui, turbūt kaip ir daugam gyvenime toks kertinis momentas, tai buvo karantinas. Ištiko karantinas ir tada aš pamačiau, kaip mano vaikai mokosi nuotoliu. Ir tada pamatai, kad kyla problemų, kad tu iš arčiau pamatai galbūt kaip dirba mokytojai ir matai, kad yra nuostabių žmonių ir yra, pripažinkim, netokių nuostabių žmonių. Plus mano sūnus, jisai turi spec ugdymosi poreikių ir aš mačiau, kad jam visiškai yra blogai. Tiek tą trumpą laiką, kiek jisai buvo mokykloje, tiek ir nuotolinis tas mokymasis netiko jam. Ir kažkaip tiesiog, nežinau, Dievo ranka taip suvedė su žmonėmis, kurie puoselėjo tą mintį. Aš nežinojau tuo metu, kad yra asociacija. Kai man atėjo mintis, kad galima būtų ugdyti šeimoje, tai jau buvo metai, kaip įteisintas šitas mokymosi būdas, nes iki tol jis buvo nedraudžiamas, po to pakeitus švietimo įstatymą jisai buvo draudžiamas ir vėl reikėjo, kaip sakant, pramušti kelius, kad jisai būtų legalus ir bent kažkaip reglamentuojamas. Tai, sakyčiau, toks, tas sprendimas, mano, ugdyti šeimoje, jisai buvo sąmoningas, bet ir staigus kartu. Tai yra, nebuvo mano viso gyvenimo svarstymas, bet įvykus tam tikrai situacijai labai daug ką pasikeitė požiūris ir tada su tuo ateina supratimas, kad galima kitaip. Man iš karto visus užkliuvo už jūsų žodžio sisteminis arba antisisteminis. Ar tai reiškia, kad tėvai kiekvieną kartą apsisprendė, sieti savo ateitį visų pirma ir su asociacija, ar ne, tapti jos nariais, galų galia tiesiog ugdyti vaikų šeimoje, iš karto tampa antisisteminiais? Čia reikėtų tą etiketę nešioti visada? Ne, čia reikėtų tos etiketės nenešioti, mums ją labai klijuoja, kad mes esame antisisteminiai. Kai aš sakau, kad buvau sisteminė, tai tokia, pavadinkim, standartinė, ar ne, galbūt labiau tiktų žodis. Bet iš tikrųjų ugdymas šeimoje yra švietimo sistemos dalis. Tai yra švietimo sistemos dalis, ugdymas šeimoje Lietuvoje vyksta sudarius sutartį su mokykla, su mokyklos priežiūra, vaikai yra ugdomi pagal bendrasias programas, tai yra mokosi tą patį, ką mokosi visi kiti Lietuvos vaikai, tai iš tikrųjų nesmagu gauti tą kažkokių kovotojų su sistema etiketę. Nežinau, kokią etiketę mums reikėtų priklijuoti, nes iš tikrųjų dauguma šeimų, kurios ugdo šeimoje, yra truputėlį kitokios. Turi kitokį požiūrį galbūt į vaiko švietimą, į santykius šeimos, ar ne? Pasaulėžiūra kitokia, ar ne? Taip, kitokia pasaulėžiūra ir jeigu mes imtume žmonės, kurie ugdo šeimoje, tai jų tarpusavio pasaulėžiūra bendra būtų netaip lengva surasti. Visos šeimos yra labai skirtingos. Bet vienyje tai turbūt tas matymas, kad galima kitaip, kad galima ne tik tai taip, kaip mes įpratę. Jeigu reikėtų tokią šeimą, iš jūsų patirties apibūdinti, kokia tai yra šeima, kuo jinai pasižymi? Ką pirmiausiai skirtumėt? Pirmiausia, turbūt išskirčiau labai didelį sąmoningumą ir atsakingumą tėvų, kas yra labai priešinga stereotipui apie mus, kad mes esam tokie arba neatsakingi, arba dar kitas stereotipas yra, kad tie, kurie labai padlaižiauja vaikams. Ar ne? Dar asocialūs beros buvo irgi, man atrodo, gajus labai stereotipas. Taip, asocialūs, tie, kurie išima vaikus iš mokyklos tam, kad nereikėtų jiems, pavyzdžiui, pirkti batų. Nežinau, gauni pašalpą ir gali ją panaudoti ne vaikui skirtiems dalykams, ar ne, ir nevežti jo į mokyklą, nenaudoti kuro, žodžiu, nepirkti kuprinės ir panašiai. Yra tikrai šitą etiketę, tai kaip tik šeima, kuri ugdo savo vaikus pati, yra labai priešinga. Tėvai labai kreipia dėmesį į vaiko asmenybę, į jo specialius poreikius, kokie tai bebūtų, ar susiję su kažkokia, tarkim, negalia, ar susiję su ypatingais talentais, ar su kažkokiam charakterio vaiko savybėm. Tikrai šeimoms yra labai svarbi vaiko dvasinė gerovė.
Bet tuo pačiu tikrai tėvai nepamiršta akademinių dalykų ir dirba labai, tai yra labai darbščios šeimos, nes yra labai didelis darbas ugdyti vaiką šeimoje. Prieš neriant dar giliau į tai, kaip atrodo tas ugdymosi procesas, kiek Lietuvoje dabar yra tų šeimų, turbūt irgi, kad būtų aiškiau, apie ką mes kalbame? Galima būtų suskaičiuoti vaikus, tai šiais jau praėjusiais, tarkim, mokslo metais, ar ne, 24-25 mokslo metais buvo 427 vaikai, kurie oficialiai ugdėsi šeimoje. Reiktų nepamiršti tokių žmonių, kurie, tarkim, yra registruoti užsienyje galbūt ir ten savo vaikus ugdo šeimoje, bet gyvena didžiąją metų dalį Lietuvoje. Tai iš tikrųjų būtų daugiau truputėlį negu 400 tokių vaikų ir kasmet šitas skaičius didėja. Augimo tendencijos, ar ne? Absoliučiai taip. Gerai, jeigu tarkim šeimoje yra keli vaikai, kaip tai modeliai dažniausiai vyksta? Tai reiškia, kad visada abu vaikai, jeigu yra šeimoje daugiau negu vienas vaikas, tai bus tas pats ugdymo šeimoje modelis, ar būna, kad tėvai šiek tiek eksperimentuoja, arba pagal vaiko žiūri, atskirai jo specifiką, kaip jam patogiau ir nebūtų, tai tarkim būna, kad vienas vaikas valstybinėje mokykloje, kitas ugdymo šeimoje. Kaip tie modeliai keičiasi? Kaip jūs pastebitas? Situacijų būna įvairių, turbūt pats dažniausias variantas yra, kuomet visi šeimos vaikai ugdomi šeimoje. Bet tai tikrai nėra taisyklė. Yra šeimų, asmeniškai žinau, kur, tarkim, yra ne vienas, ne du ir net ne trys vaikai ir vienas, tarkim, yra ugdomas šeimoje, kitas eina į valstybinę mokyklą, trečias eina į privatų darželį ir panašiai. Tai, kaip aš minėjau, tėvai atsižvelgia į vaiko poreikius. Ne kiekvienas vaikas nori būti ugdomas šeimoje, ne kiekvienas vaikas išdrįsta pabandyti, kiti pabandę nori grįžti į mokyklą bent metams ir panašiai. Tai tėvai iš tikrųjų, vėlgi negali kalbėti už visus, ar ne, bet dauguma tėvų stengiasi žiūrėti į tai, kaip yra gerai jų vaikui. Arba, tarkim, mažesniam vaikui, kuris, nežinau, prieš mokykliniai pirmoje klasėje ugdėsi šeimoje, galbūt suteikti jam galimybę, jeigu jis nori pabandyti, išbandyti vienus metus tą mokyklą, ar ne. Lygiai taip pat, jeigu visi vaikai ugdosi šeimoje, tai nereiškia, kad visiems yra taikomas vienodas modelis. Bet čia turbūt būtų labai svarbu pasižiūrėti į tai, kiek laiko šeima ugdo vaikus, nes tai nėra statiškas procesas ir, tarkim, jeigu aš pasižiūrėčiau į save pačią, ar ne, aš jau dabar 5 metus ugdysiu savo vaikus šeimoje, tai pirmi metai ir tai, kas yra dabar, tai tikrai skiriasi kaip diena ir naktis, nes tu pradedi nuo mokyklos perkelimo į namus ir paskui vis daugiau išmoksti, kaip galima laisvai padaryti tai, ką padaryti reikia, kažkur sumažinti to, kas nebūtina, kažkur padauginti to, kur vaikas yra talentingas ir jeigu šeima yra tame kelis metus, tai šeima ir mato savo vaikų skirtumus tada. Jūs užsiminėte apie tą eksperimento galimybę, kad, galima pasibandyti, ar ne? Vėlgi aš dabar bandau žvelgti ir iš tos psichologinės pusės, ar tikrai ugdymo šeimoje yra, vieta eksperimentams kažkuria prasme. Metus pasibandysiu ir po to vėl į kitą. Ypač kai dabar, mes kalbam apie dabartinės apskritai ne tik vaikų, bet visuomenės tą jautrumą, ar ne, aplinkai, visą kitą. Ką jūs apie tai galvojate? Tie, tarkim, metai pasibandymo ir, vaikas po jų sprendžia, nori ar nenori, ar ne? Kiek tai pakenkia ar padeda jo apskritai augimui pačiam, kaip asmenybės? Čia aš turbūt labiau galėčiau kalbėti ne kaip asociacijos vadovė, kadangi asociacijai mes galbūt su šita problema susidurėm ne tiek daug, su šituo, net nepavadinčiau problema, nežinau, situacija, ar ne? Bet kadangi aš vadovauju mokyklai, kuri kuruoja šeimas, kurios ugdo savo vaikus, taip tikrai yra tokių situacijų, kuomet vaikas nori grįžti, arba tėvai nori, kad vaikas grįžtų, pamato, kad tai jų šeimai netinkamas modelis, ar galbūt dar netinkamas. Tai mes visada stengiamės su šeima labai daug kontaktuoti, žiūrėti, kokios yra priežastis, ar tai yra vienkartinis kažkoks, nežinau, nuomonės staigus pasikeitimas ar ne, ar tai iš tikrųjų yra didelis noras, jeigu yra noras, kodėl jis toks yra. Skatinam šeimą nepabėgti, pavadinkim, iš ugdymo šeimoje iškart, o duoti laiko truputėlį, nes naujos šeimos, kurios ateina į ugdymą šeimoje, tai maždaug spalio mėnuo yra tas laikas, kada dažniausiai mamos susiima už galvos ir sako, ką aš padariau. Man sunku, tie vaikai nieko nenori, žodžiu, tai yra toksai lūžio taškas, kuomet reikia ir tėvams susidėlioti savo kažkokius tiek darbinius reikalus, tiek
tiek ir psichologiškai, nežinau, kažkaip nusiteikti, tiek ir vaikams reikia persilaužti, ypač jeigu jie yra lankę mokyklą ir čia staiga tarsi nebėra kažkokio mokytojo, ne, kuris reikalauja, kuris parašo blogą pažymį, gal aš galiu nieko nedaryti. Tai iš tikrųjų yra tas toks, kaip turbūt santuokai, nežinau, ar ne, kampų apsitrinimas. Yra tas laikas, tai mes tikrai nerekomenduojam šeimai, va taip spalio mėnesį imti ir šokti atgal į mokyklą. Bet jeigu situacija nesikeičia, noras išlieka, taip, kodėl nepabandyti? Na gerai, gal žvelkim dabar į tas patirtis, va, tu minėjai apie tą spalio mėnesį, ką aš padariau, ar ne, ir iš tikrųjų čia įdomiai skamba, na, rugsėjai turbūt smagu atrodo, ar ne, ir tėvams, ir vaikams, ir viskas labai linksmai, ir kaip tos patirtys toliau keičiasi, aš turiu omeny, kas labiausiai, va, būtent skatina žmonės sakyti savo pirmiausiai, ką aš padariau, ar tai reiškia, kad su vaiku ryšio neužmesgimas, ar vėl tas ribos nenusistatymas, kur čia yra mama, kur čia yra mokytoja, kokios tos esminės problemos, kurios, va, na, skatina kažkuria prasme griebtis už galvos? Vėlgi negalėčiau išskirti vienos kažkokios tai problemos, tai yra įvairūs dalykai, kurie kartais persipina. Tai aišku, būna situacija, kuomet tėvai nebūna pilnai įvertinę, ką tai reiškia ugdyti šeimoje, nes vis tiek yra labai iš nemažai šeimų yra tas lūkestis, kad mokykla kažką duos. Mokykla kažkokias galbūt nuotolinės pamokas organizuos, yra mokyklų, kurios tai daro, bet mokykla to neprivalo. Ugdant šeimoje, ugdo savo vaiką tėvai. Mokykla tik tai konsultuoja ir tikrina žinias. Tai vad būna šitas momentas, kuomet tėvai galbūt suvokia, kiek iš tiesų tai yra darbo. Čia ką jau ir minėjau prieš tai, ar ne, kad tikrai turi būti darbštus. Ir tas suvokimas turbūt, kad kažkuria prasme, na, esi vienas, ar ne, nu, viskas gerai, jeigu ten kreipiesi tą pačią asociaciją, aš net nebėjau, kad turbūt tikrai konsultuoja, teikiat pagalbą ir visą kitą, bet vėl turbūt ir pačiam žmogui, na, priimti tą sprendimą, kad kažkur man reikia ieškoti pagalbos, reikia šiek tiek ir per save perlipti. Gal kažkiek to yra, bet iš tikrųjų turbūt labiau ar nebūsiu viena stadija yra praeinama prieš pradedant ugdyti šeimoje, nes žmonės prieš žengdami šitą žingsnį ieškosi, o kokia bus bendruomenė, o kas palaikys, o kaip ten mano tėvai, vaiko seneliai reaguos ir panašiai. Tai čia, sakyčiau, šita stadija yra truputėlį anksčiau, o tai, kas vyksta spalio mėnesį, yra suvokimas, kiek iš tikrųjų yra darbo. Yra vaikų tasai ribų bandymas arba netgi nebūtinai tai yra ribų bandymas, mes tą ribų bandymą gal matom kaip tokį sąmoningą kažkokį tai piktybinį dalyką, ar ne. Vaikai irgi gali būti pasimetę, ypač tie, kurie jau bandė mokyklą. Vyresniems vaikams tikrai yra labai daug vaikų, kurie ateina su mokyklinėmis traumomis ir tiems vaikams tiesiog reikia, kaip mes vadinam, detoksikacijos. Jie iš tikrųjų nieko nenori ir nieko negali. Ir kartais reikia geriau mėnesį ar 2 pagulėti lovoje ir nieko neveikti. Nors teoriškai yra tas tvarkaraštis ar ne tau sudėliotas. Pats jį susidėlioji, nes tėvai, vaikai turi susidėlioti savo tvarkaraštį. Bet kartais geriau tiesiog pramiegoti porą mėnesių ir po to susijimti ir su naujom jėgom grįžti į tos mokslus ir tikrai rezultatai nustebina. Aš jūsų klausantis galvoju, bet vis dėlto šeima, kuri apsisprendžia šitų kelių, na, nuo to pirmo laiptelio žvelgiant, daug turi praeiti ir tą reikia tos psichologinės labai stiprybės, kartais gal taip nepasijaučia, nes tikrai atrodo, va, pirmą ką pamatai, kad tai yra smagu, turbūt prie to prisideda ir tos pasaulinės tendencijos, čia minėtos Jungtinės Amerikos valstijos, ten, nežinau, tėvai keliauja su kemperiais ar ne, vaikai mokom ir tas romantizuojamas tas vaizdas šiek tiek, ar ne, ir viskas atrodo čia labai smagu, atsiranda tas kosmopolitinis pažinimas, ar ne, vaikai mokosi iš aplinkos, tokie suvokimai atsiranda, bet vis dėlto, kiek realiai ta šeima turi daug patirti, aš tą turiu minėti, kad jūs ir užsiminėte, senelių požiūris, ar ne, artimų požiūris, na, iš vidaus žiūrint, tai atrodo, nu, tai labai didelis žingsnis. Tai yra labai didelis žingsnis, tai yra labai didelė transformacija šeimai ir nors ir ta krizė turbūt pirmoji ištinka spalio mėnesį, bet iš tikrųjų visą grožį iš tos transformacijos tai galima pastebėti tik tai per kelis metus. Ir kad ir koks tas kelias pradžioje gali būti sunkus, sudėtingas arba tiesiog kitoks, skirtingas nuo to gyvenimo, kurį lig šiol gyvenai, vėlgi didžioji dauguma atvejų rodo, kad tai yra verta ir tai yra labai prasminga, užsimezga arba atsinaujina visai kitokios kokybės ryšiai tarp tėvų ir vaikų. Vaiko pasitikėjimas savimi išauga, tos pačios akademinės žinios jos taip pat prastyn kažkaip neina, žodžiu,
Bet taip, šeimai iš tiesų reikia išgyventi nemažai. Vėlgi mano asmeninė patirtis yra tokia, kad mano mama visiškai taip teigiamai žiūrėjo, gal ne tai, kad teigiamai, nežinau, neutraliai žiūrėjo, ar ne? Dabar jau visiškai priprato visa aplinka, kad mes va šitaip gyvenam, bet yra šeimų, kur tiek viduje šeimos, tiek, tarkim, kažkokia mažesnė miestelė iš bendruomenės šeimos vis dar šiais laikais patiria spaudimą. Kaip jūs drįstat, o kodėl ne, jeigu tai yra legalu? O dėl to romantizavimo šiek tiek, aš ir užsiminiau čia, ką prisideda prie to ir socialinės platformos, ar net tie matomi vaizdeliai, kurie be abejo visada viskas atrodo taip smagiai. Kiek jūs sutiktumėte su tuo, kad kartais tas nepasimatavimas, jėgų įsivertinimas situacijos būtent susijęs su tuo romantizavimu? Yra tokių atvejų, kai žmonės tiesiog kažkur pamatė ir mes norim irgi tokį, kažkur prasme gyventi kitokį gyvenimą. Sakyčiau, turbūt nelabai daug tokių atvejų yra, nes žmonės nori gyventi kitokį gyvenimą, bet tikrai gana nemažai žmonių yra tam pasiruošę. Aš sakyčiau, didžioji dauguma tų, ką aš padariau, tai man susidaro toks įspūdis, kad tai yra tokios šeimos, kurios nelabai ketino kažkur ten keliauti ar kažką tai tokio ypatingo daryti, bet galbūt tikėjosi, kaip minėjau, kad mokykla kažką duos, dabar tas vaikas gal kažkaip sėdės prie kompiuterio, gal kažkas bus panašu į nuotolinį ugdymą, kažkas tai tokio ir staiga to nėra. Tai sakyčiau, čia ne tos šeimos, kurios romantizuoja. Tos, kurios romantizuoja, neretu atveju perlipa per tą romantikos fazę ir iš tikrųjų susidėlioja gyvenimą taip, kad jos tai ir veikia, jos ir keliauja, tarkim, tik tai gal be to romantikos atspalvio. Na gerai, kažkuria prasme visą tai apibendrinus tą, ką mes dabar kalbam, galima ugdymo šeimoje modelį pavadinti protestu prieš tą visuomeninę valstybinę mokyklą, prieš mokytojus, kurie ten yra, prieš tą sistemą, kuri yra vaikams diegiama. Nes, Lietuvoje apskritai turbūt mes pastaruoju metu matom, kad vis daugiau yra ir kalbų apie tas privačias valstybinės mokyklas, ta tokia akcentuojama praraja, kai kurie yra tėvai, investuoja į vaikų ateitį, moka, pavadinkim liaudiškai ir netiesiai kosminius pinigus, ar ne, dėl tos privačios mokyklos. Kaip yra su ugdymu šeimoje tuo modeliu, ar ne? Tai nepavadinsi ir privačia mokykla ir valstybinė, tai kažkoks atrodo dar kitas variantas. Aš jokių būdų nevadinčiau to protestu, galbūt kaip tik mums norima užklijuoti tą protestuotojų etiketę, ne, tai yra alternatyva, tai nėra protestas, tai yra alternatyva ir ta alternatyva jinai yra švietimo sistemos rėmose beje, ne, taip kaip yra sutvarkyta Lietuvoje, nes skirtingos šalis turi skirtingus įstatymus. Lietuvoje mes esam sistemos dalis, tiesiog tai yra alternatyvus toksai būdas mokytis. Dėl to, ar tai privati, ar tai valstybinė mokykla, vėlgi Lietuvoje yra tas ne kiekvienoj valstybėje esantis modelis, kuomet šeima, kuri ugdo šeimoje, jinai turi vis tiek turėti mokyklą. Mes net juokiamės, sakom, angliškai labai juokingai skamba homeschool school. Tai čia jau šeimos pasirinkimas, ar jie pasirenka privačią ar valstybinę mokyklą. Tai tiek tame mokyklos pasirinkime ir atsispindi, ar tai valstybinis reikalas ar privatus, bet šeimos kontekste bet kokiu atveju tai yra privatus reikalas. Gerai, dar apie atsiskaitimus prieisim, bet irgi turbūt labai svarbi dalis, ką jūs ir šiek tiek pasakėte, tai yra, tarkim, vaiko santykis su tėvais. Mes esame įpratę, ar ne, kad vaikas, tėtį arba mamą kaip tėtį ir mamą pirmiausiai mato, ar ne, tada kai kurie dar turbūt eina tą stadiją, tėtis ar mama yra man draugas, ir čia dar tarytum po tokia papildoma stadija, apie kurią mes turbūt retai susimastom, tėtis ar mama man kaip mokytojas. Kaip tą stadiją pavyksta vaikui, nežinau, įsisąmoninti ir gal šiek tiek ir plačiau, ar ne, nes vėlgi mes kalbam apie tą pačią erdvę, kuri atlieka ir ugdymo erdvę, toj pačioje erdvėje mes leidžiam laiką, nežinau, su šeimos nariais, toj pačioje erdvėje mes vakarieniaujam, pietaujam, pusryčiaujam, kaip vienoj toj erdvėje pavyksta tuos visus vaidmenis sutalpinti, kad vaikas, tiesiog galų gale, kažkuria prasme, žinotų, kad aš čia mokausi, aš čia leidžiu laiką. Kaip iš tos praktikos visą tai atrodo? Tai čia turbūt reikėtų sakyti, kad kalbame apie šeimą, kurios vaikai jau yra ėję į mokyklą, tuomet pasirenka šeima ugdymasi šeimoje ir pirmais metais turbūt kyla šitas klausimas, kaip būti mama, vienoj lentynėlėj, kitoj lentynėlėj mokytoja. Tapatybės klausimas kažkur. Taip, tai čia, kai aš minėjau, kad yra mokyklos perkelimas į namus, tai ne tik kažkokio tai tvarkaraščio ir vadovėlių prasme, bet tapatybės prasme irgi tai yra mokyklos perkelimas į namus, kuris laikui bėgant išnyksta.
Nes tu supranti, kad tai yra, kaip minėjau, alternatyva, ar ne, tai yra iki tiek kitoks. Na, vėlgi, ugdymas šeimoje tai nėra mokymo modelis, tai yra gyvenimo būdas. Ir kodėl sakau, kad šeimos, kurių vaikai ėjo į mokyklą, arba tokia šeima jau nebe pirmais ugdymosi šeimoje metais patiria transformaciją, arba iš karto patiria ta šeima, kurios vaikas nėra ėjęs į mokyklą. Tu suvoki, kad tau nereikia tų atskirų modelių, tapatybių ir lentynėlių, kad mama ir tėtis ir yra tas žmogus, kuris tave ugdo. Nereikia kažkaip persilaužti, būti valandą mokytoja, po to valandą nemokytoja. Visa tai iki tiek susiliejo organiškai, bet tam reikia laiko, kad šeima iki to prieitų. Valstybinėse mokyklose mes nematom to gal tėvų įtraukimo, ar ne? Kai mes kalbam apie kažkokias bendras, kaip privačios mokyklos, mes įsivaizduom, kad tai yra vis tiek, kai tėvai parenka vaikui mokyklą, bendras, tarkim, šeimos ar ne pasirinkimas, tai vis tiek akcentuoja ir tam tikrą šeimos vertybių skalę, ar ne, filosofiją, kuo remiasi, kokiam vertybėm. Valstybinėse mokyklose mes to nematom. Vaikai grįžta ir ten gal į klasės valandėlės, tėvų susirinkimus ateinant, tuo turbūt viskas ir baigėsi. Daugumą atvejų. Turbūt visais irgi kategoriškai negalima. Privačiose mokyklose, kaip minėjau, vėlgi yra turbūt tam tikra filosofija, ar tai būtų Valdorfo mokykla ar visa kita, jos net nebijo to akcentuoti, kad mes tikimės tėvų įsitraukimo. Taip. Jūsų asociacija turi tą, kad reikia, kad tos šeimos, kurios pasirinko tą modelį, kad jos leistų laiką kartu, kad dalintųsi patirtim. Yra tas suvokimas ir kažkuria prasme skiepijimas tų vertybių? Yra šitas suvokimas ir turbūt tų vertybių ne tiek reikia skiepyti, kiek šeimos pačios ieško tų bendraminčių, nes, kaip irgi prieš tai minėjot, pasijunti vienas. Tai tikrai vienas iš pirmų žingsnių yra atsakymas savo klausimą, o tai ką aš dabar vienas būsiu? Kaip žmonės sako, ant ledo likau, ar ne? Tai žmonės pradeda iš anksto ieškotis tos bendruomenės ir tiek asociacijos nariai tikrai būna ir vasarą susitinka, tiek ir renkantis mokyklą. Mes labai rekomenduojam šeimom žiūrėti, kokią jie renkasi mokyklą, kokios yra mokyklos vertybės. Ar mokykla yra, kadangi vėlgi, kalbant apie mokyklas, turim pasakyti, kad Lietuvoje yra tik viena mokykla, kuri kuruoja išskirtinai ugdymą šeimoje. Visos kitos mokyklos, tai yra mokyklos, į kurias susirenka vaikai į klases, leidžia ten pusę dienos ir tos mokyklos papildomai teikia ugdymo šeimoje paslaugą. Tai renkantis mokyklą reiktų pasižiūrėti, kiek ten yra tų, kaip mes vadinam, naminukų, ar ne? Kiek ten tų naminukų? Ar jie įtraukiami į bendrą mokyklos veiklą, ar jie turi kažkokią savo atskirą bendruomenę labiau. Tai šeimos įsivertina galų gale pagal regioną, kur jie gyvena, ar ne. Ir yra nemažai bendravimo, taip pat ir to vadinamo onlininio. Šiais laikais laimė yra tokia galimybė ir tikrai yra ir Facebook'e grupės, ir žmonės iš pradžių surašinėja, paskui pradeda susitikinėti. Tikrai šita visa bendruomenė yra ir mokyklos, vėlgi sunku kalbėti už visas mokyklas, yra mokyklos, kurios tikrai tikisi to tėvų įsitraukimo į bendruomenę. Na, čia svarbu turbūt pasakyti, kad tas ugdymo šeimoje modelis, kaip jisai susijęs su mokyklom, tai jos tiesiog yra, kaip čia, prisirašę vaikai tiesiog atsiskaitimus, ar ne, tose mokyklose atlieka. Turbūt toks santykis ir yra, ir tuo viskas ir pasibaigia. Labai vairiai. Tikrai yra tokių mokyklų. Yra mokyklų, kurios stengiasi kaip čia jums pasakius? Domisi. Yra mokyklų, kurios domisi, kurios į tuos naminukus žiūri kaip iš tikrųjų savo bendruomenės dalį, ir yra mokyklų, kurios tiesiog juos savo prisirašo ir kai ateina laikas atsiskaitimams, priima tą, kaip pasakyti, atsiskaitimų medžiagą ir tuo viskas baigėsi. Vėlgi iš asociacijos narių, kurie sudarė sutartį su valstybinėmis mokyklomis, girdim priešingą, tokia yra tendencija, kad yra labai stipriai spaudžiamos šeimos atitikti visus mokyklinius standartus, ne tik ugdytis pagal programas tas pačias, bet ir, žodžiu, daryti tos pačius pratimus, kuriuos tam vaikai daro klasėje ir panašiai. Tai čia, sakyčiau, yra turbūt žalingiausias modelis. Jisai tikrai, aš nežinau, kas šeimai iš to, išskyrus, kad fiziškai vaikas nenueina į mokyklą.
Kiek tėvai gali atitrūkti nuo tos bendros valstybinio ugdymo programos? Kiek tas procentas, jeigu taip galima sakyti, kiek jisai maždaug yra iš šono ar kažkaip kitaip viskas vyksta? Pagal tvarkos aprašą galiojantį tėvai neturėtų atitrūkti. Tai vaikas, kuris, pavyzdžiui, baigia 1 klasę, jisai turėtų žinoti tą patį, ką žino visi kiti Lietuvos pirmokėliai. Tik tai vėlgi priklausomai nuo mokyklos, čia jau kiekviena mokykla tvarkosi kaip jų tvarkos kokios yra. Tai, žodžiu, dažnu atveju mokykla nesikiša į tai, kaip yra pateikiama medžiaga. Ką vaikas turi mokytis, yra aišku, yra bendri šitie ugdymo planai, ar ne, yra visos programos, bet kaip jūs tai darote? Ar jūs einat į lauką, skaičiuojat akmenėlius, ar jūs prie pratybų sėdit, ar jūs vaikštot į biblioteką, ar jūs ten nevaikštot, ar jūs galbūt, vėlgi ugdymas su lietuviška mokykla vyksta lietuvių kalba, ar ne, bet gal jūs ten norit matematiką mokytis angliškai. Dažnu atveju mokyklos visiškai šito nereguliuoja. Bet čia vėl turbūt reikėtų suprasti ir tiem, kurie mus stebės, ar ne, kad tai nėra toks procesas, kur tėvai po 45 minučių pasako, dabar pertraukėlę darom. Tos pamokos visiškai gali būti laisva forma, ar ne? Tie, kurie pradeda 1 metais, yra tokių bandymų, kur žmonės iš tikrųjų ir tuos laikmačius užsistato, žodžiu, ir ten kažkokį sugalvoja suolas skambutį vadovėlį. Yra tokių bandymų ir yra vienetai vaikų, kuriems tai tinka. Bet daugumoje atveju tai šeimos patiria fiasko, tos, kurios tai bando, kurios nebando apeina šitą stadiją. Vėlgi, pagal tvarkos aprašą teoriškai taip turėtų būti, nes šeima pasirašo tvarkaraštį. Na tai ką tu darai su tvarkaraščiu, tai tu seki, ar ne, ir darai, kas ten parašyta. Bet realybėj tikrai taip, šeimoje ugdantis tai yra neįmanoma praktiškai. Kažkur vaikas pasistumėja į priekį, kažkokios temos jisai nesupranta. Tu turi visą laisvę kartoti temas, aiškinti kitais būdais, naudoti tas mokymosi priemonės, kurios tinka ir nenaudoti tų, kurios netinka. Tikrai tame yra labai didelė laisvė. Yra ribos dėl to, ką vaikas turi išmokti, bet kaip to yra pasiekiama, laisvė yra begalinė. Ir netgi laike, tarkim, jeigu yra atsiskaitimai pusmetiniai, ar ne, tai to pusmečio rėmose tu ten, nežinau, nosinę žodžio gale mokykis, kada nori. Čia laidos pradžioje užsiminiau, kad tie, kurie planuoja rinktis ugdymo šeimoje modelį, yra tų taisyklių, ar ne, pavyzdžiui, tai, kad šeima nebūtų turėjus vaiko teisų pažeidimų, ar ne, jų yra ir daugiau ten tų taisyklių, bet viena iš tokių irgi kylančių tokių minčių ir jūsų beklausant, kiek iš tėvų reikalaujama tam tikro pedagoginio, ar ne, galbūt neįsilavinimo, bet tam tikrų pedagoginių žinių. Pedagoginių žinių iš tėvų visiškai yra nereikalaujama, nėra reikalaujama nei ten kažkokio aukštojo išsilavinimo. Ir kaip šie laikai parodė, ne visada popierius reiškia žmogaus gebėjimą, ar ne, dabar labai daug kas dirba įvairius darbus neturėdami kažkokio tai diplomo. Kita vertus, čia yra mokyklos reikalas, šeima turi sutarti su mokykla ir čia yra mokyklos reikalas pasižiūrėti, ar pavyksta šeimai. Jeigu nepavyksta, kodėl nepavyksta? Jeigu pavyksta viskas, tai kaip ir nėra svarbu, ar ne, tas tėvų išsilavinimas. Jeigu nepavyksta, jau mokykla turi kuruoti, tikrinti, žiūrėti situaciją, kodėl ir galbūt kažkur nukreipti šeimą. Be to reikia nepamiršti, kad ugdyme šeimoje tėvai yra atsakingi už vaiko ugdymo organizavimą, o ne už pamokų vedimą. Vėlgi, kas kaip nori, tas taip sukasi, kam kaip tinka ir patinka. Galima samdyti korepetitorius, gali ateiti močiutė, kuri jaunystėje lietuvių kalbos mokytoja buvo, ar ne. Galima tartis su kaimynais, galima jungtis į bendruomenę, kuomet vienas tėtis 5 vaikus moko fizikos, paskui kita mama ten moko anglų kalbos. Žodžiu, galimybių yra įvairiausių. Tai nėra taip, kad susėda vaikas ir dažniausiai, kaip įsivaizduojama, mama prie stalo, ar ne, ir ta mama jam ten visus dalykus išdėsto. Galų gale vyresnėse klasėse tai tampa nebeįmanoma. Pradinių klasių programą tikrai nėra sunku išdėstyti. Ir mes čia turbūt kalbam galutinį variantą apie tėvų kūrybingumą, ar ne? Kūrybiškumo tą visą
Viskas į tai labiausiai. Ir tai vėlgi yra begalinis darbas, nes darbas yra ne tik išmokyti vaiką fizikos, pavyzdžiui, darbas yra sugalvoti, kas jį išmokys ir suorganizuoti visą. Na ir dabar natūraliai turbūt gali kilti klausimas, tai kas jau tie laimingi tėvai, kurie tiek vaikams gali skirti dėmesio, kai ir ten tyrimai, ar ne, ir seniau ypatingai ten tie garsūs, kad tėvai vaikams ten per dieną gali 7 minutės skirti, didelio visuomenės atgarsio susilaukė, dabar ten tie skaičiai turbūt irgi panašus yra, vis dar nėra taip labai smarkiai pakilę. Tai iš tos patirties, kas tie tėvai, kokius darbus jie dirba, kad jie gali tiek daug laiko skirti? Nekalbant apie išskirtinius atvejus, praktiškai tai gali daryti bet kas turi pakankamai noro ir motyvacijos. Nes dabar daugam gali kilti klausimas, ką aš blogai darau. Aš dirbu darbą nuo 8 iki 5, aš noriu skirti savo vaikui daug dėmesio, bet aš tiesiog negaliu, nes aš dirbu, aš tiesiog parištas esu darbo vietoje. Taip, ir yra toks įsivaizdavimas, kad kas ugdo šeimoje, viena vertus tai tie asocialūs, kurie ir neugdo, ar ne, o jeigu iš tikrųjų ugdo, tai tėtis dirba ir daug uždirba, mama ten su kokiam nors suknelėm, medvilninėm, nežinau, visi su vaikais vienodai apsirengia, žodžiu, ir ten gražiai sėdi, ir mama nedirba, namus puoselėja ir vaikus moko. Ir aišku, ir tokių šeimų, bet tai yra mažuma, sakyčiau. Dauguma tėvų yra dirbantis, dirba abu tėvai. Jeigu imti mano pavyzdį, tai aš viena auginu 3 vaikus, dirbu ir ugdau šeimoje. Tai tol, kol mano darbas buvo ofisinis, tai buvo sunkiau, tu kažkaip sukiesi, tu kažkaip derinėsi, jau mama išėjo į pensiją ar ne, jinai galbūt pusę dienos gali pabūti su vaiku. Bet po to, jeigu yra noras, tai tu tiesiog savo gyvenimą persidėlioji. Mes į darbą, į savo darbovietę žiūrim kaip į konstantą, ar ne? Kaip jums pačiai pavyko, per savo asmeninį pavyzdį? Su 3 vaikais, aš įsivaizduoju, čia labai didelis iššūkis. Tikrai yra labai sunku ir kaip aš dažnai juokauju, nors ir pusiau rimtai juokauju, kad tai yra nerekomenduojama, nes tikrai yra labai sunku. Bet visgi aš iš to ofisinio darbo, kur tu tikrai esi, kaip sakėt, parištas, aš iš to darbo išėjau dirbti į mokyklą, į ugdymo šeimoje komandą. Po to mes išėjom iš tos mokyklos ir su kolegėm įkūrėm savo mokyklą, kuri kuruoja ugdymą šeimoje. Dirbant tokioje mokykloje man nereikia kasdien važiuoti į ofisą, darbo yra tikrai be galo daug, kad niekas nepagalvotų, kad įkuri mokyklą ir staiga nieko neveikia išskyrus ugdai savo vaikus. Darbo yra tikrai daugiau negu biure ir tikrai daugiau negu 8 valandos per dieną, bet tu esi namie, jeigu kažkur važiuoji, gali pasiimti savo vaikus. Labai didelė vaikų mokymosi dalis yra būtent vaikų keliavimas su tėvais į darbovietę, į susitikimus. Ne visada tai įmanoma, bet tikrai yra atvejų, kuomet įmanoma. Pas gydytoją. Mano mažoji praktiškai pas visus gydytojus su manimi yra apsilankius. Ir jinai žino, ir kaip dantukai taisomi. Ir jūs maždaug ateinat ir pristatot. Čia mes tokį modelį šeimoje turim, norim sužinoti daugiau, ką gydytoja daro. Aš tiesiog ateinu ir sakau, aš šiandien su palyda. Nėra būtina visiems aiškinti, ką tu ir kodėl tavo vaikas šiandien su tavim, ar ne? Yra žmonių, kurie to domisi, aš labai mielai pasakoju, bet neini su ta vėliava ir ne... Dar vienas turbūt įdomus dalykas, ką užsiminėt, gerai, pas jūs 3 vaikai, turbūt yra ir daugiau šeimų, kur daugiau negu vienas vaikas. Tikrai, būtent tokie modeliai, vaikai yra skirtingo amžiaus. Kaip dabar tą išdėliot laiką, neatsižvelgus dar darbas yra, ar ne, yra vaikai skirtingo amžiaus ir kas vienam turbūt įdomu, kitam gali būti neįdomu, ar ne? Kaip tai pavyksta sudėlioti? Vaikams skiri skirtingas užduotis, vaikams skiri skirtingą laiką. Vėlgi, tai, kad aš auginu vaikus viena, tai nereiškia, kad aš esu viena. Yra močiutės, yra, tarkim, tėvai, ar ne, kurie antrosios pusės, buvusios antrosios pusės pas žmonės situacijos yra skirtingos. Seneliai, dėdės ir panašiai. Tai nereiškia, kad tavo vaikas visą laiką, kol tu dirbi, ten sėdi kur nors pas tavo seserį. Bet pasidėlioti galima visaip. Yra būreliai. Tarkim, mano sūnus išeina į būrelius, tuo metu aš mažai dukrytei galiu skirti laiko, ar ne? Kuo vaikas vyresnis, tuo jisai daugiau užsiima pats, tu jam sakai, eik paskaityk, ta pati eduka yra nuostabi sistema, kurią naudoja ir naminukai, ne tik mokyklose jinai yra plačiai naudojama, ar ne? Paskaityk šitą temą, tu duodi kažkokias užduotis, vaikas jas atlieka, kol vienas daro tą, su mažesniu gali veikti kažką kitą.
Gerai, artėja rugsėjais, daugeliu tėvų tai yra galvos skausmas, stresas ar ne pasiruošimas tas mokymosi procesui. Kaip atrodo tai tiems tėvams, kurie naudoja tą ugdymo šeimoje modelį, kaip jiems rugsėjais yra, kelia tam tikrų baimių, gal šiek tiek, nežinau, tą pasiruošimo mokymų procesą šiek tiek nušvieskit, kad būtų galima susidaryti tą įspūdį. Turbūt vėlgi, jeigu kalbant apie tuos pirmakarčius, tai jiem daugybę klausimų kelia ar ne, ir nežinojimo, bet kalbant apie šeimas, kurios jau ne pirmi metai pradeda rugsėjį ugdydamos šeimoje, tai man atrodo yra mažiausiai jaučiamas kažkoks pereinamasis laikotarpis, kai tu eini į mokyklą, iš tikrųjų tai yra toks, nežinau, riba kažkokia, ar ne, tarp gyvenimo, tarp laisvės, tarp vasaros ir tarp to, kad tu dabar vėl visus metus turėsi daryti tai, ką turi daryti, nebūtinai tau malonu tai yra. Tai ugdantis šeimoje ta riba iš tikrųjų pakankamai išnyksta, nes taip tau reikės vėl sėsti prie knygų, taip reikės vėl sėsti prie kompiuterio, taip galbūt vasarą šeima daugiau atsipalaidavo, čia jau kaip kas. Bet tau nereikės ryte būtinai keltis 6 ryto, tau nereikės kažkur skubėti, lėkti, tu kaip gyvenai vasarą savo ritmu, juk tėvai ir vasarą dirba, ar ne, jeigu yra dirbanti šeima, tai taip tu ir toliau to savo ritmu, tavo vaikas yra šalia, vaikas yra šeimoje, vaikui taip reikia tam organizuoti papildomų kažkokių veiklų, galbūt, kaip minėjau, būreliai ir panašiai, tikrai tie mūsų naminukai labai daug lanko visokių būrelių aktyviai, bet daugiau, kad tai keltų kažkokį stresą, tai... Turbūt daugam bus įdomu ir tas finansinis aspektas, lyginant su bendrojo lavinimo ugdymo įstaigom. Skirtumas yra kažkoks akivaizdus į vieną ar į kitą pusę? Tai jeigu kalbėti apie tokius dalykus kaip kuprinė, penalas, sąsiuviniai, tai... ugdydama šeimoje praktiškai gyveni nemokamai, nes aišku, kažkada tu nupirkai tuos ir pieštukus ten ir sąsuvinius ir kažką, bet tai yra nuolatiniai tokioj tėkmėje, ar ne, tu neskaičiuoji, kad tau reikia 5 sąsuvinių ten linijoms, 3 langeliais. Normalioj šeimoj, ne asocialioj ir ne tie vaikai visada turi sąsuvinių pieštukų ir nėra jokio spaudimo kažką ten nupirkti naujo. Vadovėlius, ar tai būtų fiziniai vadovėliai, ar tai yra tie onlininiai vadinami, ar ne, vadovėlius pagal tvarkos aprašą turi suteikti šeimai mokykla. Pratybas norit perkat, norit neperkat, tai jos arba kainuoja, arba nieko nekainuoja, čia už šeimą. Pratybos nėra būtinos, ar ne šiuo atveju? Ne, pratybos nėra būtinos. Pratybos tai yra kaip mes mokomės, ne ką mes mokomės, ar ne? Lygiai taip pat ir vadovėliai, jeigu tau mokykla jo suteikia, tai nereiškia, kad tu privalai iš jų mokytis. Jeigu tu tas pačias temas savo vaikui iš kažkur kitur surasi, paaiškinsi, tai čia yra visiškai šeimos reikalas. O kalbant apie mokestį už mokslą, jeigu tu pasirašai sutartį su valstybinė mokykla, tai kainuoja nieko, o privačios mokyklos labai skirtingai. Aš tikrai bijau pasakyti, negarantuoju už visas mokyklas, bet turbūt nežinau mokyklos, kuri iš šeimoje ugdančios šeimos imtų tą patį mokestį kaip iš šeimos, kurių vaikai lanko tenai fiziškai mokyklą. Vis tiek mokestis būna mažesnis. Kitos mokyklos tengiasi kiek įmanoma jį mažesnį padaryti. Tarkim, kad jis būtų tik tai metinis, vienkartinis ir labai įkandamas praktiškai, bet kuriai šeimai. Gerai, mūsų pokalbis visiškai į pabaigą, dar keletas klausimų. Vienas iš jų ugdymo šeimoje modelis susilaukia kritikos dėl to socializacijos, ar ne šiuo atveju vaikų socializacijos, kad vaikas būdamas namuose, su tėvais jis tiesiog nepraleidžia lygiai greičiai laiko su bendramžiais, kaip tarkim, neįprastai mokykloje. Jūsų atsakymas į tai? Tai yra siaubingas, vienas iš destruktyviausių mitų. Nes vienintelis skirtumas tarp, pavadinkim, naminuko ir vaiko, kuris fiziškai eina į mokyklą, tai yra tas, kad vaikas, kuris ugdosi šeimoje, jisai nesėdi po kelias valandas kasdien su vienodo amžiaus tais pačiais vaikais. Faktas. Bet socializacija, normali sveika socializacija tikrai vyksta. Vaikai lanko būrelius, vaikai, kad ir nuotoliu susijungia į kažkokias pamokas, vaikai eina į bendruomenės susitikimus. Galų gale socializacija tai nėra tik su vaikais. Vaikai nuolat, kaip aš minėjau, jie nuolat yra su tėvais. Tai socializacija tiek šeimos viduje vyksta, kuomet ryšiai stiprėja, tiek išorėje. Šeima natūraliai kažkur eina, su kažkuo susipažįsta, su kažkuo bendrauja. Tai tie vaikai, mano manymu, patiria kur kas sveikesnę socializaciją, nes yra
Vaikai ankstyvam amžiui išmoksta atsirinkti, su kuo jie bendraus, su kuo ne, kur santykiai yra sveiki, kur jie nesveiki, kur jie destruktyvūs, tarkim, ir kur jie yra, vaikui asmeniškai tinkantis. Ir tai nėra susijęs su lepumu, man kažkur labai patiko, aš mačiau tokią mintį, kad tai yra prieš išleisdami vaiką į pasaulį, tie, kurie ugdo šeimoje, jie užaugina vaikui odą. Tai nėra, kad tu jį saugai nuo visko, tu užaugini odą ir tik tada, kada jinai yra pakankamai tvirta, ar ne, kuomet vaikas yra pakankamai tvirtas, kad jisai mokėtų sveikai su žmonėmis palaikyti kažkokį ryšį, tuomet jisai yra paleidžiamas. Na ir visiškai pačiai pabaigai čia turbūt, nežinau, labiau tiesiog pastebėjimas. Lietuvoje dar nėra šiuo atveju nei vienos turbūt šeimos, kuri kaip būtų praėjus tą 12 klasių, kurių pagal šitą modelį nuo iki vėl turbūt vertint dabar iki galo, kiek šitas mokymo modelis Lietuvoje yra veiksmingas. Na, 5 metai kaip jau įteisinta, ar ne, tai jau irgi tam tikras yra signalas, bet to pilno šeimo kol kas dar irgi nėra, tai dar turbūt rezultatų tam tikrų didesnių reikės palaukti, ar ne? Taip, iš tiesų yra vaikų, kurie jau baigė 12 klasių, bet tai yra vaikai, kurie nepradėjo ugdymosi šeimoje, ar ne, jie vėliau atėjo į šitą mokymosi modelį, bet rezultatai yra geri, tai yra studijuojantys žmonės. Be abejo, ne apie visus kalbam, ar ne, bet tų tokių nesėkmių kažkokių ten pasilikimo 2 metams ir kažko, tai būtent tokių dalykų nėra. Vėlgi asociacija šiemet atliko apklausą, kurioje dalyvavo nemažai žmonių, kurie būtent Lietuvoje ugdo šeimoje savo vaikus. Dar nėra šitie duomenys susisteminti, labai laukiam ir labai bus įdomu pasižiūrėti, bet iš tų tokių duomenų, ką mes matom, iš tėvų atsakymų, tai tarkim, jeigu pasižiūrėti pusmečio vertinimus, nes vaikai yra vertinami 2 kartus per metus, ar ne, jų žinios yra vertinamos, tai pažiūrėjus pusmečio rezultatus, nedidelis labai procentas yra apie tai, kad vaikams sekėsi sunkiai arba vidutiniškai. Didžioji dauguma atsakymų, koks tai bebūtų dalykas lietuvių kalba, matematika, ten kažkokie tai gamtos mokslai, vaikams sekėsi gerai, labai gerai arba puikiai. Ir tai vertina ne tėvai, taigi vertina mokykla. Tai... Kągi, ačiū Akvilė jums už skirtą laiką. Panašu, kad dar ne 1 metus jums kaip asociacijos vadovai turbūt tos stereotipus, mitus teks griauti, ar ne? Nu, turbūt toks asociacijos darbas, vėl kaip ir kalbėjom, ar ne, tai dar tik tai 5 metus Lietuvoje teisintas ugdymas, tai natūralu turbūt, kad tų klausimų dar yra ne vienas ir ne 2, ir kai kuriais atvejais tiesiog turbūt praktiškai reikia pabandyti, kad suprastum, kas ir apie ką, ir tuos ir privalumus, ir trūkumus. Tai buvo ugdymo namuose, ugdymo šeimoje, atsiprašau, asociacijos vadovė Akvilė Adomaitytė. Mes kalbėjomės apie tai, kaip atrodo toks, Lietuvoje dar vis kol kas nestandartinis, netipinis ugdymo procesas. Primenu, kad tai buvo Vertybių kompaso laida, ją šiais metais remia ir pristato Medijų rėmimo fondas. Visas laidas savo patogiu metu galite rasti bernardinai.lt mediatekos skiltyje. Laidą vedžiau aš, Rokas Simanavičius, atsisveikinu iki kitų kartų. Dėkui. Ačiū jums labai. Dėkui. Taip.